Tai kodėl matcha arbata susilaukia tokio populiarumo? Aš sakyčiau, kad dėl savo naudos. Ji yra kosminis antioksidantų šaltinis, ji suteikia energijos be jokių kritimų ir ji taip pat padeda susifokusuoti dirbant. Jos kokybę galime vertinti pagal jos kilmę, tekstūrą, spalvą ir, žinoma, skonį. O rūšis yra dvi. Ceremoninė, kuri yra pagaminta iš pirmo derliaus matchos lapelių ir ji yra labiau skirta mėgautis su vandeniu. Ir tuomet klasikinė, kuri yra pagaminta iš antro derliaus lapelių ir ji yra skirta gaminti matcha latte, kokteilius, chia pudingus ir kitus virtuvės išradimus. Daily Spoon bendruomeniai mes nusprendėm pasiūlyti aukščiausios kokybės klasikinę matchą tiesiai iš Japonijos, būtent mylimoms matcha latte gaminti. Ir sulaukėme 100 atsiliepimų iš klientų, kurie džiaugiasi pagaliau atradę jiems patinkančią matchą. Dėl ko mes labai džiaugiamės ir kelis kartus mūsiškė buvo net išėjusi viral ir išpirkta tą pačią dieną. Kartu su atsiliepimais iš matchos gurmanų vis sulaukdavom klausimo, o tai kada turėsim pasiūlyti ceremoninės klasės matchą. Kadangi mes jau turėjom aukštą kartelę matchos frontą, įsikėlėme savo tikslą, kad ceremoninę siūlysim tik tada, jei bus viena kokybiškiausių Lietuvoje. Tad išragavome visas matchas, kurias radome rinkoje ir leidomės į paieškas. Jos užtruko, tačiau Japonija, Vazukos kaimelyje, kuris yra viename geriausių matchos regionų pasaulyje, mes radome Saviškę. Tik atidarius pirmą pakuotę ir pamačius jos išskirtinę spalvą ir kremišką tekstūrą, mes iškart susikėlėm lūkesčius dėl jos skonio ir jos puikiai stovėjo. Tad šiandien mes jau pagaliau galime pristatyti aukščiausios kokybės Daily Spoon ceremoninę matchą. Yra pagaminta iš ankstyvo pavasario derliaus mikščiausių lapelių, kurie yra užauginti šešėlyje. Tai suteikia matchai tą švelnų ir lengvai saldų skonį. O kokią matchą rinktis priklauso nuo jūsų. Jos abi yra aukščiausios kokybės ir aš pati naudoju abi. Klasikinė, kai noriu pasigaminti matcha latte, galbūt kartu įsidėti mėlynių ir braškių, o ceremoninė, kai tiesiog noriu pasimėgauti žaliosios arbatos skoniu.